Jeigu gydytojas diagnozavo dešiniojo šoninio pusratinio kanalo GPPV, reikėtų atsigulti ant dešiniojo šono ir tai sukels sukamojo pobūdžio galvos svaigimą. Mes palaukiame, kol nustoja svaigti ir pradedam suktis į priešingą pusę, kiekvienoje pozicijoje pagulint iki minutės. Pasiverčiam ant nugaros. Palaukiame, kol nustoja suktis. Po to ant kairiojo šono. Palaukiame, kol nustoja suktis. Po to pasiverčiam ant pilvo. Vėl grįžtame ant dešiniojo šono. Vėl palaukiame, kol nustoja suktis ir iš šitos pozicijos atsisėdame. Diagnozavo dešiniojo šoninio pusratinio kanalo GPPV, reikėtų atlikti barbecue manevrą dešinėje. Atsigulam ant dešiniojo šono. Palaukime, kol nustoja suktis. Dažniausiai tai užtrunka iki minutės. Atsigulam ant nugaros. Palaukime, kol nustoja suktis. Ant kairiojo šono. Vėl palaukime apie 30 sekundžių, kol nustoja suktis. Ant pilvo. Vėl laukiame apie 30 sekundžių. Vėl grįžtame ant dešiniojo šono. Ir šitos pozicijos atsisėdame.